tu žinai, kas yra Zizirskienė? Zizirskienė, ne. Jo, aš tau parodysiu. Tai va, nes matau, žino. Toks molis čiū, net alkoholio alaus negeri. Ką molis esi? Kad jis žinotų. Kiek aš Ar siuntėjai savo nuogo foto arba video kam nors socialiniuose tinkluose? Socialiniuose tinkluose. Siuntėjai kažkam? Sakyk, Edvinai. Labadiena, radijas tau, klausytojai. Ir šiandieną mes turim antrą projektą SOC, antras sezonas laidą. Ir šiandien turim garbės svečią pas save, Edvinas Malako. Šiaip Malakauskas, ar ne? Pilna pavardė. Šiaip pavardė Malakauskas, jo, bet susitrumpinau, kad gražiau skambėtų. Nes Malakauskas tokia, per ilga. Patogesnė. Ypač socialiniuose tinkluose. Edvinai, man sako Kotryna, kur mano asistentė, visa dešinė ranka, visa dešinė pusė, kuri rūpinasi visais tais reikalais, kuriais aš nenoriu rūpintis. Tai va, sako, ateis pas mus Edvinas. Sakau, koks Edvinas? Va, sako, į TikTok. Net nežinojai? Ne, man TikToką parodė. Sakau, okei. Ir tas pats buvo ir su mano dukra, sakau, ar sekė Edviną Instagram'e? Ne, sako, jai 13. Sakau, o TikTok'e, o sako, kas per Edvinas? Parodė, Jėzus, kaip iš čia pas tave ateis, kaip iš čia, žinai, ta prasme, tu TikTok'e turi svorį ir stiprų. Ir mes gal klausytojams šiek tiek apie skaičius socialiniuose tinkluose tau. Instagram'e tu turi beveik 20 tūkstančių sekėjų? Ne. Kaip? 17,9. Nu, tai beveik 20. Jeigu jūs taip apvalina. Aš litonistas, tai žinai, aš užmetu. Facebook'o tu net nelabai naudoji. Ne, į Facebook'ą nieko nekeliu. O šiaip naudoji Facebook'ą? Naudojuosi jo, Messengeriu su draugais. Bendraut, ar ne? Mama, močiutė. Taip. Ir TikTok'e tu turi 180 tūkstančių kablelių. Jeigu su apvalinus, 200. Beveik 200 tūkstančių. Beveik 200 tūkstančių. Ok, stipru, ar ne? Prieš kiek laiko TikTok pradėjai naudotis? Naudotis ar kur? Naudotis. Prieš 3 metus. 21 metais. Pradėjai naudotis tokiu kaip programėlė, ne? Ir tada netyčia... Ne, pradėjau naudotis iš viso TikTok'u, kai jis vadinosi Musical.ly. Taip, aš pavyzdžiui nežinau. Bet čia buvo žiauriai seniai, ten prieš 10 metų. Jo, ir po to aš iš viso ištyrinau tą programėlę ir susikūriau 21 metais, vasario mėnesį. Ir pradėjau kurti. Netyčia ten vis ta istorija, žinoma, jau tu geris intervus esi davęs, kad su drauginu filmavot koldūnus. Jo, pasakoju. Ir iššovė. Gerai, iššovė. Ir tu tipo taip iškart supratai, kad reikia kurt? Nu, aš jaučiau atsakomybę prieš savo žiūrovus. Iš karto? Taip. Sakai, paėjo gerai. Ir šiaip man draugai sako, tai čia tavo dalykas yra, davai, kurk. Jo. Ir pradėjau kažkaip reguliariai kelti video. Ir žiūri auga. Pasisekė kažkaip. Taip, jo, būdavo iš pradžių net po 1000 sekėjų per dieną. Tai toks, jaučiau tokį spaudimą. Kad reikia daryti video ir gerus video daryti. Bet šiaip geras brozas, šiaip laikai save influenceriu. Nu, visi, žiūrėk, nes buvo, žinai, mano laidos ir pirmas sezonas. Man influenceriai yra tie galbūt, kurie labiau Instagram'e, kurie turi Instagram'e didelį sekėjų skaičių. O tie, kurie TikTok'e labiau, tai gal tiesiog TikTokeris, nežinau. Matai, kas yra... Video kūrėjas. Aš irgi toksai buvo, netgi ne aš netai pasakiau, o pačioj pradžiai, kada TikTokas atėjo į Lietuvą, galim sakyti 4 metai atgal, taip kaip TikTokas, ir jis turėjo gerą organinį pasiekiamumą. Ir daug kas, tie, kas Instagram'e buvo influenceriai, sako, tas TikTokas čia nieko, jie ne influenceriai, čia jis neturi svorio, žinai. Bet šiai dienai, ką mes matom ir ką aš pastebiu, kad,
yra iš TikToko, daug kas kitus pažįsta ir TikTokas nuo platforma, kur yra formuojama ta nuomonė, žinai, vienokia ar kitokia. Tai aš nemanau, kad turint 200 000 sekėjų, tu netgi, žinai, nuo pačių pirmųjų startų savo, sakai, aš jaučiu atsakomybę ir tai labai geras influencerio bruožas, kada kiti sako, čia mano platforma, ką aš noriu, tą darau, žinai, čia mano kiemas, bet jeigu tu subūrei tokią armiją, žinai, tai tu turi atsakomybę už tai, ką tu jiem rodai, žinai. Na, taip, iš tikrųjų, iš pradžio aš jausdavau tokį net stresą vos, aš bijodavau padaryti blogą video, o jeigu manim nusivils, sekėjai. Taip. O dabar kažkaip nejaučiu to. Taip. Jau darau video tokius, kurie man pačiam patinka. Bet vis tiek jau tu žinai, ką maždaug daryti, plius minus. Aš žinau, kas eina. Taip. Žinau, kada video surinks daug peržiūrų. Taip. Tai kai reikia pakelti truputį algoritmą. Padarai. Tai jo, aš žinau, kad mokytojas labai gerai. Tai jo. Gerai. Kada supratai, kad, nes aš girdėjau tavo vienam interviu, kad tai yra darbas? Aišku. Kada supratai tai? Kai pradėjau turbūt reguliariai kelti tuos video. Nežinau. Ir kai pradėjau gauti užsakymus. Okei, bet apie tai aš norėjau greitai dar, žinai, dar gal net ir kito išėjimo mes pradžioj pašnekėsime apie tai. Okay. Bet realiai pradėjai gauti užsakymus iš įmonių, iš produktų, iš paslaugų ir panašiai. Taip, ir vis tiek tu turi parašyti scenarijų, nusiųsti visą idėją, susiderinti, tada nusiųsti video ir jie būna patvirtina arba nepatvirtina, galbūt reikia kažką pataisyti. Taip. Tai vis tiek užima laiko ir dar šiaip paprastus video prie to keli. Bet va toks klausimas tada šitoj vietoj, ar nepakito tavo turinys, ar nepradėjo riboti tavo laisvės suvokimas, kad tu turi ir... Aišku, pradėjo. Ja. Aišku, be abejo. Ja, kad jau negali, ten žinai, o turi jau... Iš pradžių aš iš viso darydavau video su keiksmažodžiais. Ja. Bet kai pradėjau gauti reklamų užsakymus, tai supratau, kad gal geriau pradėti nevartoti. Taip. Jo. Bet šiaip, mano nuomonė, lengviausias būdas yra sukurti juokingą video, kai įterpi keiksmažodžius kažkokius, nes lietuviam ypač juokingi tokie video. Ja. Ir pradėjai gauti užsakymus ir supratai, kad reikia vis dėlto, kur tikslingai, kryptingai atsirado kažkoks tai, terminai, kas kiek turi kelt laiką ir panašiai. Taip. Ką gavai pirmo užsakymą kokį? Pameni? Nesąmonė. Ja. Iš smulkaus kažkokia? Kaip vadinasi ta? Bongo. Bongo, žinot? Ne. Ten, kur išsiunti žinutę. Okay. Ir tau atsiunčia kažkokią ten simpatiją. Programėlė, ne? Tipo, susipažinimo. Tai atsimenu, už tą reklamą aš paprašiau 60 Kuklį, eurų. Sakai, šiam eurų. Ir man tai atrodė daug. Jau, bet tu realiai iš to gali uždirbti, žinai. Jo, kažkiek vis tiek gali. Ne, ta prasme suvokimas, kad tai gali o gerai, o patį TikToką monetizuoja? Ne. Lietuvoje nemoka už peržiūras. Nemoka už peržiūras? Ne, moka tik Amerikoje, atrodo. Okay. Dar gal keliose šalyse. Okay. Bet Lietuvoje ne. Nebent gali užsidirbti pinigų iš dovanėlių, kurias tau siunčia per laivus, bet aš laivą nedarau. Tipo, per laivą tau siunčia ten tos liūtus ir... Jo, ir kiekviena ta dovanėlė atitinka kažkokią sumą. Pinigų sumą, jo. Nes pas mane, žinai, irgi aš ten turiu tik tokią, palyginus tam ten nedaug, 23 gal ar 24 tūkstančių sekėjų. Safarinus. Safarinus 25. 25 safarinus. Tai, žinai, aš ten kažkada paspaudžiu savo tą balansą. Ir ten rodo 3 eurų ar kiek, ar 4 eurai ten yra. Ten iš tų dovanėlių. Jo, turbūt aš laivus darydavau karts nuo karto, dabar aš ten apleidau, šiaip tik tokia kelu, tai ką Instagramą ir va šitaip, žinai. Edinai, mes pirmą išėjimą pabaigėm ties to, kad tu pradėjai gauti užsakymus. Taip. Iš įmonių ir panašiai. Dažnai jų gauni? Paskutiniu metu taip. Labai iš to ir gyvenu. Realiai jo? Taip. Tai čia labai stipru. Jo, bet pradėjau iš to gyventi tik galbūt prieš metus. Aha. Mažiau negu metus laiko kažkur. Kiek reikėjo, tai gerai, tai porą metų reikėjo padirbėti, ne, kad iš to gyventi reikėjo. Aha, taip.
reikėjo. Jo, iš pradžių gaudavau pasiūlymus, bet jie tokie pavieniai. Jų nebuvo tiek daug, kad galėtum gyventi, už nuomą susimokėti ir panašiai. Bet čia, žinai, veikia tas visiems socialiniam tinklam, ką aš kalbu ir tiek klientam, ir tiek savo sekėjim, kad reikia laiko, žinai, tam, kad sukurtum tą pasitikėjimą, tai vienareikšmiškai. Kitiem būna iš karto. Tai žiūrint, kaip priklauso, jo. Tai būna iššauna staigiai. Ir iš karto ten pasiūlymą iš Circle K dėdau. Jeigu ką. O man reikėjo padirbėti dar. Reikėjo padirbėti. Kokios ryties ar įvairių sričių gauni užsakymų? Įvairių. Įvairių būna. Aišku, labiau tie užsakymai būna, susijęs su mano, kurie tinka mano auditorijai. Tarkim, labiau jauniem žmonėm. Paaugliams. Ta prasme, užsakovai šiai dienai jau pamasto kokį influencerį samdyti. Aišku. Nes buvo, žinai, kada čia tik atsirado socialiniai tinklai, kada pradėjo verslai suvokti, kad yra tokie influenceriai. Tai vienas influenceris ten, žinai, nuo kebabų iki, žinai, plastinių operacijų būdavo. Tai, ir patys verslai pasimesdavo, nes tik žiūrėdavo ir skaičių, žinai. Jis turi, tai duokim. Jo, didelis skaičius ir duodam reklamą. Dabar jau šiek tiek, aš kiek suprantu, edukuoti yra ir patys verslai ir jie žiūri. Taip, jie turi apsimokėti tą investiciją. Reiklus klientai? Visokių būna. Kai kurie visiškai nereiklus, net nereikia video kartais atsiųsti pasitvirtinimui. O kai kurie būna prisikabinėję labai. Tie, kurie prisisamdė marketingistų pas save, turbūt, žinai. Aš įsivaizduoju, nes mano paties, žinai, patirtis tą patį savo, kada yra įmonė, kada to įmonė dar yra specialistai. Būna šiaip dažniausiai kontaktuoju su reklamos agentūrom, bet kartais būna tiesiogiai klientai pasiūlo įmonės, susisiekia su manim. Edin, žiūrėk, tu pačiai pradžiai mūsų pokalbį sakai, kad pradėjai jausti įtampą, kad tu turi atsakomybę prieš savo auditoriją. O kaip tu reaguoji į komentarus? Niekaip. Niekaip? Aš tiesiog perskaitau juos, šaltu protu ir viskas. Ten jeigu gauni kokį blogą, ten neverki atsitūpęs dušė, ten šaltą vandenį pasileidęs. Verkiu, žinokit, buvo depresija, didžiausia man. Ne, aš visada, nes čia ir aš supratau, kad čia yra, žinai, ne tik tie, kurie jaunesnių žmonių problema, kurie nori kur turinį, žinai, bet čia yra visų tie, kurie nori kur turinį, ypač kada šiai dienai self-brandingas labai stiprus, kalbant apie verslą, žinai, kad tai vienas iš lengvesnių būdų atkreipdėmės sukurti pasitikėjimą. Net ir įmonių vadovai, žinai, aš turėjau tokį dalyką, kada irgi turiu tokį projektą ant kėdžių karštų pasisodinu, įmonių vadovai ten, kur įmonė daro apyvartas didelė, žinai, sako, aš bijau kitų nuomonės. Aš bijau kitų nuomonės, ką apie mane pagalvoja. Sako, ir man tai nebaisu prisipažinti, nes jisai jau adekvatus žmogus, bet savo man taip yra, žinai. Ir aš tik pabaigsiu, aš turiu tokį vieną, žinai, visada tokį stiprų pasiūlymą, sakau, žiūrėkit, ne pasiūlymą, o pavyzdį, sakau, žiūrėkit, jūs padarėt kažką, įkėlėt, žinai, ir kažkoksai Antanas iš Balbieriškio rašo, tu toks, ir tu 3 dienas verki ten, žinai, liūdį. Ir tas Antanas net nėra susijęs iš viso su tavo sritimi, nieko apie tai nežino, tai ką jis gali komentuoti. Ir dar geresnis pavyzdys, ir jeigu nedaug dievė, tu mirsi, nedaug dievė, žinai. Antanas net nesupras, kad tu mirėjai, žinai, jam 100 metų, ar tu gyvas, ar tu miręs, o tu vaikštai visą savaitę ir galvoji, ką Antanas tau parašė. Tai gerai, tai žiūrėk, pažiūrėkime į vieną komentarą, gal mes tave vis dėlto perlaušim ir sugrūzysim. Yra toks video, mes žiūrėjom prieš einant, kur ten su draugėjai ir sakom, Einam po vieną, žinoma, daugelis situacijų, bet dar vieną, žinai. Man paskutinį kartą buvo, einam sulčių iki barą, žinai, panašiai irgi. Ir grįžai po kelių parų. Ne, grįžau tą pačią, kitą parą, bet jo, ne taip. Ir ten žiūrėk, yra toks, visi pas tavi tokie teigiama, nes tu neši gerą emociją. Mažai heito, tikrai mažai. Ir aš, bet ten paspaudžiant tokio pačiai pabaigoje rašo, toks molis čiū, net alkoholio alaus negeri. Ką molis esi? Kad jis žinotų. Kiek aš išgėriau. Ir ne tik. Gal nereikia čia pasakoti iš tikrųjų eteryje. Jo, kokias mano galimybės. Bet tu nereaguoji tokius dalykus, ne? O kam? O nepoli diskutuot? Ne, nes nėra prasmės. Kokia man prasmė? Nes jeigu atrašysiu vieną kartą, tai jis man dar atrašys, tada, žodžiu,
prasidėjus diskusija, o kam man gadinti savo nervus, Taip. iš tikrųjų. Tai aš žinau, kaip yra, jis manęs visiškai nepažįsta. Taip. O į adekvačius komentarus, nu, būna tokių. Vat, pavyzdžiui, vienas ir buvo, aš dabar taip greit neatrasiu, bet turbūt ne kartas tą girdėjęs, tu čia persirenginiai moterim, žaidži ant lengvos kortos. Ai, kad ant lengvos kortos. Jo, buvo ten toksai, tipo, paėmė, pavyzdžiui, Zizir. Tu žinai, kas yra Zizirskinė? Zizirskinė, ne. Jo, aš tau parodysiu. Tai va, nes matau, žino. Influencerė kažkokia. Pirmasis vyras persirengęs moterim ir ant to pasiekęs nemažai tokio lygoj kaip juokis buvo, man atrodo, tokie ten visi zagarauskai. O jis vis dar kuria? Aš žinok, tie laikai buvo, kai filmuodavau su tom kamerom dar be telefonų ir ten mano jaunystė buvo, ten televizija buvo toks, buvo televizija pas mus kažkada. Tikrai, dabar čia pagalvojęs. Tai va, kaip reaguoji adekvačius komentarus? Bandai kažką komentuoti? Kai komentaras yra vat, apie... Tipo, kodėl tu pasirinkai tokį ar tokį personažą? Kartais būna atsakau, bet irgi... Nėra tikslo. Ne, o kam? Kam eikvoti energiją, gali į naują video tą energiją. Tai va būtent. Jeigu yra geri komentarai, atsakau, su padėkoju. Ačiū labai, malonu. Tai pamalonina širdį ir... Bet šiaip dar sykį, žodžiu, jeigu jūsų žmogus nepažįsta, tai nėra ko galvoti apie jo kažkokią tai neigiamą nuomonę. Kiek video keliai į savaitę, į dieną? Įvairiai, ar turi? Paskutiniu metu rečiau, kažkaip beišeina. Šiaip stengdavaus 3 kartus per savaitę kelti. Taip. Dabar būna 2, kartais 1 kartą per savaitę keliu. Nes paskutiniu metu, sunku su idėjom. Labai daug jų padaręs. Ir kai reikia ar išvažiuoti kažkur, vėl nebenufilmuoji. Tai va taip, kaip gaunas. Bet vis tiek rašiesi, ne? Ta prasme, Aš pasirašau scenarijų. Tada, kai filmuoju, su vienu personažu iš pradžių nufilmuoju, susakau tekstą, tada su kitu personažu ir tada sudedu viską. Kiti, pavyzdžiui, nerašo scenarijos, kiti improvizuoja tiesiog ant vietos. Man tai nelabai išeina improvizuoti. Aš jau geriau pasirašau viską ir viskas. Bet viskas su telefonu gali. Taip. Ir žinai, Nes realiai iPhone'as filmuoja kaip kamera. Bet šiai dienai jau kosmosas, žinai, kad toks turinys gali, žinai, nunešti tokį su kamerom prisistatom, hebra, žinai, už kelios 10 000 ir ateina su telefonu, bum, nuneša 200 000 sėkiai, ramūnės. Mes pabaigėme, Edvinai, apie kitų nuomonės. Ir vėlgi, jeigu sugrįžt, kad dar kitus pamotyvuoti tie, kurie nori pradėti kažką socialinės tinkluose daryti. Nepradėkit. Nepradėkit, kelio atgal nebus. Yra priklausomybė TikTokui? Žiūrėti? Ne. Tu iš tų, kur atidirbai? Atidirbau, išjungiau. Pažiūri peržiūras? Taip. Paėjo, nepaėjo. Ačiū, nelysiu aš ten daugiau. Ačiū. Aš specialiai net nežiūriu, tam, kad pačiam nepradėti kitų kopijuoti. Okay. Ir šiaip, tai yra laiko švaistymas iš tikrųjų. Žinai, vėlgi, tik tai, matai kaip yra, aš čia galėčiau diskutuoti dėl to laiko švaistymo, nes kam ko reikia. Aišku, jeigu tu, tarkim, žiūri šuniukus. Priklauso nuo to, kokį turinį žiūri. Jo, penktadienio vakaro live show lietuviškai, žinai, tai aišku, kad tai laiko švaistymas, ten, žinai. Šiukšlynas, žinai, tavo smegenį. Bet aš kaip visada... Edukacinį. Jeigu tu atsirenki savo turinį ir kai sako, tam TikTok'e ten tik nesąmonės. TikTok'as, žinai, kaip sakau, socialiniai tinklai nepadaro mūsų blogais ar gerais. Jie mus tiesiog išreiškia, žinai. Iš principo, žinai. Jie tik tai parodo, kas tu per žmogus, kokį tu turinį žiūri, ką tu lai. Tai jie tavęs, tai įrankis iš principo, žinai, vienai per kitaip. Jie tik exploded, kaip anglai sako, ne? Man anglų kalba tik nebiškinė. Tai va, ne apie tai, žiūrėk. Aš turiu tokią rubriką, kuri jau prigijusi nuo pirmojo mano sezono SOS projekto. Ten yra 10 klausimų, į kuriuos atsakom taip arba ne ir jeigu labai norėsi, galėsi pakomentuoti. O gali būti, nežinau. Ten nebus varianto, nežinau. Pabandom? Bandom. Pabandom. Žiūrėk, pirmas klausimas, į kurį atsakinėjo
daugelis žinomų žvaigždžių Lietuvoje ir politikų, ir verslininkų. Tai yra, ar siuntėjai savo nuogo foto arba video kam nors socialinės tinkluose? Socialiniuose tinkluose. Siuntėjai kažkam? Sakyk, Edinai. Ne. Nes buvo tokių atsakymų, žinai, kur tikrai ne. Per žinutės. O kiti buvo, tai aišku, kas nesiuntė. Tai va, tai siuntėjai? Ne. Toks neįtikinamas, ne? Ok. Kitas klausimas, ar gavai nuogos foto arba video? Ne. Irgi. Nepameni? Ne. Tarkim. Ne. Tarkim, užskaitykim kaip ne. Ok. Ar užblokavai pažįstamą žmogų socialiniuose tinkluose? Taip. Supykęs buvai. Ir ne vieną. Supykęs buvai. Taip, ir tie žmonės vis dar yra užblokuoti. Ir nesulauksit. Ne. Supratau. Prisidirbo. Oi, viskas. Bet lengva šis laikas, žinai, taip. Šiaip aš neblokuoju žmonių. Bet jeigu jau Nusipelnė. padaro iš tikrųjų labai labai blogą tam kažką, tai Nereikia tau. nebūnu gailestingas. Na ir viskas. Ar pamatėjai žinutę, bet ignoravai ją? Nu, tipo, žinai, Messengerį tai nustumėm rutuliuką? Aišku, kad taip. Dažnai taip yra. O Instagram'e nejungi pažiūrėti, žinai. Jo, gaila, kad per Instagramą neišeina, žinai, taip kaip per Messengerį. Taip. Pažiūrėti. Bet kiti turi ten tokių reikalų, kažkaip ten, man atrodo, galima ten. Būna kartais iš tikrųjų užsiėmęs. Kartais. Kartais. Arba labai tingi. Matai, kad ten litanija kažkokia, tai galiau perskaitysi. O paskui sakai, nemačiau. Buvo daug srauto, tu gali pasiteisinti, pas mane srautas buvo didelis, tai nusislinko, žinutė, žemintėse. Tai pas mane irgi būna taip. Tai, nu čia tau, žinai, pas mane tai nėra tokios srauto. Ok, ar slėpiai triniai pranešimus? Ar slėpiau pranešimus? Jo, triniai, slėpiai nuo kažko, kad nepamatytų kitas žmogus tavo, kas tau parašė. Ne. Nereikėjo. Ne, neteko. Šito dar. Nu, dar kol kas, jo. Ar skaitai slapta kažkieno žinutės? Esu skaitęs, taip. Negėda? Ne. Nes dėl to, kad sužinojau daug dalykų. Dėl ko ten turi būti gėda? Kad apie mane. Ten šneka tuose žinutėse. Tai gerai, kad perskaičiau. Išsiryškinot. Dabar sužinojau apie tuos žmonės. Supratau. Jie ir užblokuoti. Taip, būtent. Tie patys. Ar su kažkuo susirašinėjai, bendravai, screenshotą takšt padarėjai ir nusintai trečiam asmenį aptart šitą pokalbį jūsų? Yra buvę. Dabar galvosit, kas per žmogus. Kas per žmogus? Bet visiems taigi yra. Tai visi tą daro. Visi tą daro. O Nebijau. tie, kurie sako, kad nedaro, vis tiek daro. Taip, meluoja. Dar. Triniai komentarus kažkieno? Pas savo video? Jo. Ne. Pačiai pradžiai nebuvo tokio, kam čia tą šiukšlę ištrinti? Ne. Nebent, jeigu bando save pasipromautinti. Per komentarą. Tarkim, pasiekite mane ir aš ten atseksiu jūs atgal. Arba ten būna skemai visokie irgi rašo. Tai tos užsidirbkite 2000 eurų ar kažką. Nu tai va tokias nesąmonės būna ištrinu. Bet šiaip, jeigu ten koks heitas būna, bet aš pastebėjau, kad tavo sekėjai pradeda ginti tave, aš mačiau ne vieną. Tai ką man pačiam atsakinėti tuos heito komentarus, jeigu aš turiu, kas turiu savo komandą. Kažkas norėtų paskambinti. Tie, kurie užblokuoti kažkaip. Gali būti. Vakarisai skambina. Atblokuosi mane jau. Pagaliau. Ar dėjai filtrus ant savo nuotraukų? Aišku. Ir dabar dedu. Ir dabar dedu, ne? Biški padailini. Jo, būna, kad pakai nesimatytų. Ar ten kokie inkštirai. Inkštirs jaunačius iškėlės. Būna biški. Nosį susimažinu, lūpas pasididinu. Ne, jokauju, ne, tiek ne, bet,
Nu, tiesiog atspalvas gražesnės būtų. Tai dedu dažnai. Emocijai, Žinau, kad visi deda. Išlaužti. Jo. Ar darei video ir vaidinai linksmą? Nors iš tikrųjų buvo labai sunku, nu, ta prasme, Yra buvę, tikrai. Kai reikia nufilmuoti kažkokią reklamą ir deadline'as yra iki rytojaus arba šiandienos, ten kažkėlintos valandos ir nėra nuotaikos, visiškai, nu, depresija. Ja. Bet vis tiek tu turi padaryti darbą. Tai prisiverti save ir kai pradedi filmuoti, kažkaip pralinksmini save. Ir tada pagerėja nuotaika, atsigaunu jo, tai kartais net reikia save priversti. Ačiū tau, Edvinai. Jezu, nėra už ką. Buvo labai gerai, nu vis tiek tu toksai geros nuotaikos ambasadoris ir aš manau, kad ir klausytojai mūsų pasikėlė nuotaiką, jeigu kam buvo liūdna. O jeigu kam ir dabar liūdna, nueikit pas Edviną. Primink TikToko paskyrę Edvu? Edvuks.h arba Edvinas Malako. Įvesit ir turėtų išmesti. Tas pas ir Instagram'e, ne? Instagram'e Edvinas Malako. Va, ten nueikit ir tikrai pasikelsit nuotaiką. Ačiū tau. Ačiū Jums.